Sveiki, šiandien parodysime, kaip parašyti PVM sąskaitą faktūrą, kai klientas perka pavedimu. Ar tai bus sutartinis pirkėjas, ar mums gerai pažįstamas pirkėjas, bet negrinai su pavedimu nori jisai pirkti. Taip, pasileidžiam meniu, tada pardavimai. Mums reikia dabar susirasti paskutinę pavediminę sąskaitą. Atsidarę matom, kad tai yra grinais sąskaita, paskutiniai grinais. Mums reikia paskutiniais pavedimu. Tada puslapiais reikia eiti atgal, kol sutiksime paskutinę pavedimu. Taip, čia matom, tai yra grinais dar viena, o čia pavedimu paskutinė sąskaita. Tai nuo jos paspaudžiam suvedimas ir enter. Ir dabar parašom gyventojas, pavedimas. Ir nueinam į detalės trečiai. Taip, tai matom, kad gyventojui užvedėme pavediminę sąskaitą, jos numeris 3. Dabar reikia pakeisti klientą ir suvesti tam klientui prekes. Sakykime, tai yra jau esantis klientas, 6 geras mielas pirkėjas. Nueinam į klientus ir pagal fragmentą. Taip, čia galima vesti įmonės kodą, galima vesti kažkokį tai klientų fragmentą. Vedam 6. Ir iš karto rado. Tada paspaudžiam, yra čia taip perkelti. Paspaudžiam perkelti, čia yra perkelimo į formą mygtukas. Paspaudžiam perkelti, matom, kad tai yra jau parašyta šita sąskaita, pieštuko nėra ir jau paruošta reiškia sąskaita prekių vedinimui. Ir čia rašome prekes. Šito kodu, sakykime, 11, nuolaida 4. Bet gali būti, kad šitam klientui mes suteikiam kažkokią pastovę nuolaidą. Vėlgi nueinam jau, kada esame išrinkę, tai ne į klientus, o į klientas. Atsirasime būtent 6 pirkėjų kortelėje ir čia parašom nuolaidą, kokią norim suteikti, pavyzdžiui, 5. Išsaugojam, uždarom ir dabar vėl rašom prekes. Sakykime, šitas ir tada 12. Matom, kad jau nuolaida 5 įrašo automatiškai, nereikia enter. Ir tokiu būdu formuojama sąskaita faktūra. Nueinam į sąskaitos numerį, tada sumos atkopijuojamos. Jeigu norim spausdinti, paspaudžiam spausdinimo tiesiai mygtuką, o jeigu norim pasižiūrėti, kaip jinai atrodo ir išeksportuoti, arba galima ir atspausdinti sąskaitą, tada spaudžiam lupos ženkliuką. Matome, sąskaita yra suformuota. Čia jau spausdinam ar eksportuojam. Kai parašom suvedimas. Taip. Sąskaita užfiksuojama. Tai tiek. Tokiu būdu įrašoma sąskaitos.